Kodėl pasaulis toks pilkas? Atidarai spintą, o ten juoda, pilka, depresija. Nueini į parduotuvę, tas pats. Kažkur raudonas slepiasi kampe, kur išknisti reikia, niekas nemato. Nori žalios ir tos nėra. O geltonos išvis tik saulė. Kodėl depresija gyvena mumyse? Nes mes dirbam nemėgstamą darbą, pavargstam, o vakare grįžę tik ant sofos pagulėti noris. Tada protas užsisuka, nes taip įpratęs. O kodėl negrįžus namo kitu keliu? Pakeiskim autopilotą. Mes galim, jeigu norim. Protą galima perprogramuoti. Mokslas įrodė. Bet ar mes norim? Komforto zonoje taip smagu. Atlyginimą gauni, gyveni nuo algos iki algos. Nes nesinori nieko keisti. Bet juk taip nuobodu. Žmonės giriasi, dirbau vienam darbę 30 metų. O ką pasiekiai? Juk tai stagnacija. Kaip ledas užšalęs visą žiemą. Niekas pro jį nei iš upės išeiti gali, nei iš išorės patekti į vidų. Kodėl mes stabdom save progresui? Juk tobulėti čia atėjo. Siela, ji trokšta nuotykių. O mes ją stabdom, uždarom į dėžutę. Nes taip atrodo daug saugiau, bet tai tik iliuzija, kurioje gyvena. Išeikit, pasidžiaukit saulę. Išgirskit vėją, paukštelius. Juk visas toks gražus pasaulis. Jis taip myli visus. Gal užteks šiandienai. Tai bus pirmasis mano video. Pasiekit kanalą, bus įdomu.